Sveiki paskambinę į Baltijos Amerikos kliniką. Siekdami užtikrinti aptarnavimo kokybę, jūsų pokalbį įrašysime. Jei sutinkate, prašome palaukti. Baltijos Amerikos klinika. Sveiki, aš skambinu, nes norėčiau paklausti, kada turėtumėt vizito pas ginekologą artimiausiu metu, nes mane domina medikamentinis nėštumo nutraukimas. Man atrodo, šitų paslaugų neteikia mūsų klinika. O tai jums atrodo, ar tikrai neteikėt? Na, jūs dabar sakot medikamentinis. Taip. Nėštumo nutraukimo paslauga yra pas mus tik chirurgiška ir tik tai sveikatos atžvilgiu. O kaip suprasti? Dėl sveikatos problemų, jeigu jums kyla komplikacijų, būsimai motinai, arba vaisius nesivysto, yra patologija. Bet šiaip tai Lietuvoje yra legalus abortas, o tai kodėl aš negaliu savo norų? Pas mus tokios taisyklės. O čia... Kiekviena klinika, mūsų klinika privati, jinai nusistato savas taisyklės. Okay. O tada jeigu aš ateičiau pas jūs... Na, aš galiu registruoti jūs konsultacijai šituo klausimu, jeigu norite. Na tai nežinau, ar labai apsimokėtų, nebent man gydytojas... Na, aš jums ir sakau, atvyktumėt, susimokėtumėt, o po to... Tai mes tokios procedūros neatliekam. Aha, o kodėl? Atliekam tik tai 2 savaitės nuo užsilaikymo, tai yra mikroatsiurbimai, o jeigu jau abortai, tai neatliekam. Bet čia yra medikamentinis abortas, tai tarpsime, čia tiesiog reikėtų man recepto gauti tam vaistui, aš galėčiau ir vaistiniai tada nusipirkti. Jūs apie tą supratau, apie kontracepciją. Ne, tai čia ne kontracepcija, čia yra, tarpsime, vaistai yra medikamentiniam abortui. Tarpsime, kai aš esu dabar 5. savaitę nėščia ir aš galiu, tiesiog yra vaistai, kuriuos norėčiau gauti receptą, kad išgerus galėčiau nutraukti nėštumą. Tai pas jūs neteikia, žodžiu, tokios paslaugos, kaip suprantu. Vivulskio 7 skyrius šito, žinokit, tokių dalykų paslaugų neteikia, bet jūs tada skambinkite mūsų kliniką Kardiolitos Laisvės prospekte. Palaukit, nedėkit. Arba Santariškėse, Baublių gatvėje. Sveiki, mane pas jūs nukreipė iš Inmedikos registratorė. Aš norėčiau sužinoti, kada galėtumėt pasiūlyti artimiausią vizitą ginekologo apžiūrai dėl medikamentinio nėštumo nutraukimo. Mūsų gydytojai neatlieka medikamentinio nėštumo. Bet mane ką tik iš Inmedikos pas jūs nukreipė. Būtent sakė Baublio gatvėje, Kardiolitos klinikos. Bet pas mus kiek pasitikslins informaciją, bet aš kiek žinau, nei vienas gydytojas nenutraukinėja nėštumo. Apskritai nenutraukinėja nėštumo ar medikamentiniu būdu? Visiškai jokio. Ok, o galit pasitikslinti, ar tikrai, nes Tuoj aš tikslinuosi, minutę, nepadėkit ragelį. Gerai, ačiū. Žinokit, netliekame, visi gydytojai pažymėja, kad nei vienas netlieka jokio nėštumo nutraukimo. O gal žinot, kodėl, nes kažkaip labai keista. Nežinau, žinokit, aš negaliu pasakyti priežasčių, bet tikrai žinau, nežinau, kodėl jūs nukreipia pas mus, bet nei Laisvės prospekte, nei Baublio gatvėje, nei vienas gydytojas netlieka jokio nėštumo nutraukimo ir netgi nerašo vaistų dėl medikamentinio nutraukimo, net receptų nerašo. O čia, tarpsime, ar čia vidinė jūsų politika, nes, keista man kaip jūsų pacientai. Čia ne mūsų, čia gydytojų yra jau nusistatymas, ne mūsų, žinokit, mes nereguliuojam, ką gydytojai atlieka, tiesiog gydytojai yra pasakę, kad jie nėštumų nenutraukinėja. O tai jeigu pas jūs įsidarbintų naujas gydytojas, kuris atlikinėtų, tai tada įdėtumėt šitą paslaugą? Tai tikėtina, mesgi turim operacinę, mes turim dienos stacionarą, kur pas mus yra operuojamos moteris dėl kitų ginekologinių problemų, bet kol kas nei vienas gydytojas nėštumo nenutraukinėja. O kiek pas jūs gydytojų dirba ginekologo? Per abi klinikas tuoj pasakysiu, tai Baublio gatvėje šiuo metu 6, Laisvės prospekte